Sveiki, mėlyjeji lietuvių kalbos mokiniai ir kiti tinklalaidės klausytojai. Dar viena savaitė, dar vienas penktadienis ir dar viena nauja serija. Šiandien kalbėsimės su ispanų kalbos mokytoja Migle. Tačiau prieš pradedant noriu paminėti, kad dar vis galite prisijungti prie lietuvių kalbos kalbėjimo klubo. Mes susitikinėjame kiekvieną antradienį 7 val. Vakaro Lietuvos laiku. Ir jeigu norite pasipraktikuoti ir daugiau pasikalbėti lietuviškai, taip pat galite prisijungti prie mūsų klubo veiklų. Registruokitės mano tinklalapyje ir lauksiu jūsų, jeigu norite pagerinti savo kalbėjimo įgūdžius. Taigi va, tokia trumpa informacija apie įvairias grupes ir kitas veiklas, o dabar pradėkime mūsų šios savaitės pokalbį su Migle. Gero klausymosi. Labas, Migle. Labas, Pauliau. Ačiū, kad prisijungiai pasikalbėti su manimi. Labai malonu su tavimi susipažinti. Kaip sekasi, Migle? Ačiū, kad pakvietei. Man irgi labai smagu sudalyvauti bus, manau, šitam pokalbėje. Sekasi puikiai. Aš manau, kad kol esam sveiki, gyvi, nežinau, gyvenam, turim stogą po savo galvą, tai manau, kad viskas yra puiku. Liuks, nuostabu. Ir mes esame kolegos. Taigi tiesiog Taip. dėstome skirtingus dalykus. Aš labiau mokau lietuvių kalbos ir anglų kalbos. Klausytojams pranešiu, kad Miglė yra ispanų kalbos mokytoja, taigi tu mokai ispanų kalbos. Ir įdomu, nes aš mokausi ispanų kalbos. Kaip smagu. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien también. Estupendo. Bueno, lo siento. Podemos continuar en lituano. Vamos. Tai va. Sí. Ir smagu, kad mes turime skirtingų kalbų, kuriomis galime kalbėtis. Ir manau, kad yra daug žmonių, kurie irgi norėtų pradėti mokytis ispanų kalbos. Bet galbūt pradėkime nuo tavęs. Kaip tu susidomėjai ispanų kalbą? Turbūt kaip daugelis mano mokinių, netgi dabar prieš šitą pokalbį turėjau pamoką su viena mokinė, pirmąją pamoką, tai klausiu irgi visą laiką mokinių, paklausiu, kodėl jūs ateinat mokytis, gal turit kažkokių tikslų. Tai dauguma sako, meksikietiškos telenovelės vaikystėje sužavėjo. Tai mane labai panašiai irgi aš po mokyklos grįždavau ir žiūrėdavau meksikietiškas telenovelės. Arba meksikietiškas, ten kolumbietiškas, nežinau, kokios būda, venezuelietiškas, ar ne? Gata salvaje. Jo, Gata salvaje, ten Las tontas no van al cielo ir taip toliau, taip, tai čia klasika, bet kas man dabar pagalvojus labai atrodo keista, nes vaikas žiūrėdavo telenovelės, kur ten labai daug dramos ir galbūt ne visai vaikiškų dalykų, bet kažkaip aš, kai augau, nebuvo to Netflixo, YouTube'o, tai ką rodydavo per televizorių, tą žiūrėdavai. Tai iš tikrųjų sužavėjo ir turbūt sužavėjo mane ir iš tos pusės, kad aš labai norėjau būti aktorė. Svajojau būti aktorė, labai lankiau visokius dramos būrelius, pamokas turėdavau kiekvieną kartą mokykloje, netgi kiekvieną kartą per savaitę ir aš svajodavau išmokti ispanų kalbą ir kada nors vaidinti telenovelėse. Aišku, tai neįvyko, paskui supratau, kad tai labai sunki tokia svajonė. Tenais, kad mane įsileistų į tą rinką telenovelių užsienietę tokią. Tai kažkaip ir užmiršau aš tą svajonę, bet paskui aš susidūriau su tokia dilema ir problema, nes aš visai nežinojau, ką aš noriu veikti baigusi mokyklą. Tokia truputį susidūriau su identiteto krize. Ir nusprendžiau tiesiog niekur nestoti, kadangi nežinau, kur noriu ir išvažiuoti kažkur metams pasavanoriauti, pabūti. Ir išsirinkau tokią au pair programą, tai yra tokia kaip auklė, bet per brūkšnelį vyresnė sesė, nes tu gyveni kartu su ta šeima, pas kurią gyveni ir tiesiog jų padedi prižiūrėti vaiką, bet esi, žodžiu, tos šeimos kaip ir dalis. Tai aš vis tiek tokia mane traukia ta ispanų kalba, aš klausydavausi vis muzikos, tai kažkaip galvoju, visai norėčiau aš į Ispaniją gal pabandyti nuvažiuoti.
Ir aš po mokyklos baigimo, žodžiu, susiradau tokią šeimą Maljorko saloj ir išvykau pas juos metams, žodžiu, gyventi. Ir tikrai labai puikiai praleidau tuos metus, labai puikiai susibendravau su ta šeima, pramokau ispanų kalbą. Ir tada supratau, kad aš noriu toliau tiesiog gilintis į tą kalbą, nes man jinai patinka, kad man jinai gražiai skamba ir noriu toliau gilintis. Ir nusprendžiau, grįžus į Lietuvą po tų metų, studijuoti ispanų kalbos filologiją. Super, tai reiškia, tie metai nuo mokslų, vis dėlto tas tarpas, kurį savo pasidarai, buvo geras pasirinkimas. Taip, man labai padėjo apsispręsti. Jo, nes pas mus vis tiek dar kultūroje šiek tiek yra ta mintis, kad baigiai mokyklą, iškart turi studijuoti bakalauro, tada iškart magistrą, tada bla bla bla. Galų gale turėti ten 2 vaikus, namą, na, American Dream, ar ne, amerikietiška svajonė, lietuviška versija. Taip. Bet kartais tai nėra pats geriausias pasirinkimas ir tavo pavyzdys labai gerai tai parodo. Pavyzdžiui, mano draugės istorija labai panaši, tik tai jinai mokėsi prancūzų kalbos. Ir jinai po mokyklos irgi važiavo savanoriauti į Prancūziją. Yra tokia organizacija, vadinasi ARCA. Ir jie dirba su neįgaliais žmonėmis. Taigi jie važiavo savanoriauti, dirbti su neįgaliaisiais ir tuo pačiu mokytis prancūzų kalbos. Ir po to studijavo vertimą prancūzų anglų. Tai irgi nusprendė ir tie metai jai padėjo apsispręsti, ką veikti gyvenime. Ir šaunu, nes mes taip ir visi panirom į kalbas. Skirtingas, bet vis tiek. Nes aš pažįstu labai daug mano aplinkoj žmonių, mano draugų, kurie įstojo iš karto po mokyklos, bet, turbūt aš nežinau, dabar bijau sumeluot, bet daugiau negu pusė suprato, kad tai ne jiems ir metė, nes jie tiesiog, irgi stojo kažkur tais, kur gal visai patinka, bet jie nebuvo užtikrinti ir tiesiog irgi tada gaunasi, daugiau kai kurie prarado, ten, tarkim, stojo į mediciną ir suprato, kad čia ne jiems, bet tik po metų ir tada reikėjo ten dar egzaminą laikyti, dar metus, žodžiu, mokėsi, kad kitą specialybę įstotų, tai, tiesiog labai tada atrodo dar ilgiau net kai kurie užtrunka nepasirinkę tų, tarkim, gap year, vadinamųjų metų laisvų. Jo, čia tas yra aukštojo išsilavinimo kultas, ar ne, kad kiekvienas žmogus turi kuo greičiau gauti aukštąjį, nesvarbu kokį. Taip. Ir tai nėra. Taip. Mano lietuvių mokytoja taip irgi sakė, kai aš pasakiau, kad aš važiuosiu, žodžiu, į Ispaniją pagyventi ir sakė, man tai čia nesąmonė atrodo, man atrodo geriau, jau pabaigi ir tada keliauji. Nerimta. Bet, kartais ir nepabaigi, nes kai kurie žmonės tiesiog nebenori daugiau pabaigti. Tų mokslų nepatinka jiems tie mokslai, kuriuos renkasi. Taip, yra. Tai aš iš tikrųjų vis dėlto vis tiek truputį gal sumelavau, kad pasirinkau vieną dalyką, nes vis tiek niekaip negalėjau išsirinkti tarp ispanų kalbos ir psichologijos. Galų gale ispanų kalba kaip ir labiau ėmė viršų, bet ir tą baigiau. Tai pasiėmiau, žodžiu, abudu. Taip, psichologijos ten gavosi kaip gretutinės studijos, truputį trumpesnės, 2,5 metų, ne 4, bet, žodžiu, tuo pačiu gretutinai studijavau ir psichologiją ir man tikrai labai labai padeda tos žinios kalbų mokyme, nes aišku buvo pas mus ir toks dalykas kaip edukacinė psichologija, arba raidos psichologija, tai tu tada irgi supranti, kaip veikia vaikų smegenys, kaip veikia paauglių, kaip veikia suaugusių ir dar vyresnio amžiaus žmonių, nes aš turiu ir vyresnio amžiaus žmonių tikrai mokinių, tai labai padeda mano darbe šitos žinios. Jo, aš manau, kad tikrai, ypatingai jeigu nusprendėjai dirbti mokytoje, tai ir gali iš tikrųjų nuspėti, su kokiamis problemomis susidurs tavo mokiniai, ne vien iš teorijos, bet ir iš praktikos, kaip mokeisi pati kalbos, kas irgi yra labai gerai turėti tas praktinės žinias. Ir taigi tu studijavai, domėjaisi abiejais dalykais ir kada tu nusprendei, kad taip, aš dirbsiu ispanų mokytoje?
Aš nesitikėjau, kad aš tikrai negalvojau, kad aš dirbsiu ispanų kalbos mokytoja. Aš gal save labiau įsivaizdavau vertėjos roliai arba tiesiog kažkur tai kažkokioj įmonėj, nežinau, galbūt kažkokia vadybininkė, bet kur reikia ispanų kalbos. Tai tikrai negalvojau, bet kaip daugeliui turbūt kartais, nežinau, gal ir nedaugeliui, bet man tai visiškai netikėtai atėjo, man visiškai buvo netyčinis variantas tapimas ispanų kalbos mokytoja, nes tiesiog būnant trečiam kurse, dabar jau prieš trečią kursą, man atrodo, trečią kursą, tai po antro gavome vasarą iš dėstytojos laišką, beveik visi studentai, kad Medardo Čoboto 3 amžiaus universitetas ieško ispanų kalbos dėstytojos, kuri galėtų mokyti būtent vyresnio amžiaus žmonės. Ir aš kažkaip pagalvojau, ir tada, kad tai galėtų užsiskaityti kaip praktika, žodžiu, ir tiesiog ten minimali tokia kaip ir algelė nedidelė, žodžiu, bet ir aš buvau pirmoji, kuri atrašė, nes kažkaip galvoju, visai gal ir įdomu būtų kaip praktiką turėti tokią ir paskui ten, aš labiau iš tų tokių sumetimų, kad praktika čia užsiskaitys, kad biški užsidirbsiu papildomai studentė, būdama prie ten stipendijos prisidėsiu, tai tokia buvo labiau, kaip čia pasakyti, praktiniai sumetimai. Praktiniais sumetimais, taip, ačiū. Žodžiu, ir aš atrašiau dėstytojai ir sakau, bet gal yra, galbūt, tarkim, 4 kursių, kurie norėtų, jie vis tiek gal daugiau už mane žino ispanų kalbos, gal čia aš nelabai tinku, žodžiu, nežinau, tokia abejojau savim, bet dėstytoja atrašė, kad ne, manau, kad tu tobulai tinki. Ir jinai būtent mane pasiūlė ten Ispanijos ambasadai, nes per Ispanijos ambasadą ieškojo. Ir aš taip vat įsidarbinau 3 kurse, būdama, pradėjau 3 kursą ir pradėjau dirbti Medardo Čoboto 3 amžiaus universitete. Ir turėjau labai, labai smagią ir gerą patirtį. Pradžioje tikrai buvo sunku, nes visiškai nuo nulio reikėjo viską pradėti, ten, nežinau, aiškintis, ieškoti internete, skaityti knygas, kaip čia, žodžiu, dėstyti, kaip mokyti, kaip pateikti visą informaciją. Bet tai buvo tikrai labai gera praktika, kuri man davė labai daug žinių ir galiu pasakyti, kad net su kai kuriais mokiniais, keliais, mes lik šiol dirbam, nors aš jau ten nebedirbu, bet jie pas mane privačiai perėjo mokytis. Geras. Tai jau kokius, nežinau, daug, labai 6 kokius metus mokosi. Turbūt. Oho. Tai va. Nuostabu. Ir ispanų kalba Lietuvoje populiarėja. Pastebėjau, pagal mokymo programas mokyklose vis atsiranda daugiau mokytojų, kurie dėsto ispanų kalbą, pavyzdžiui, atsiranda pasirinkimų, ne vien tik tai tradiciniai rusų vokiečių, bet dabar jau yra ir, tarkim, daug kur tikrai ir ispanų, ir tai man labai patinka. Ir, aš manau, kad ši kalba yra labai praktiška, nes vis dėlto, neįskaitant tokių kalbų kaip kinų kalba, kuri yra kalbama plačiai, tačiau vienoje vietoje, ispanų kalba iš tikrųjų, jinai yra lingua franca. Latino Amerikos ypatingai, bet ne vien. Taigi, tai yra labai plačiai naudojama kalba, yra labai daug turinio internete. Taigi, dėl šios priežasties galbūt daugelis ispanų ir nemoka anglų kalbos, nes jie neturi poreikio. Kam jiems, jeigu yra tiek daug turinio. Ispanijoje, kiek aš gyvenau Granadoje, taip pat kino teatruose viskas verčiama į ispanų kalbą. Taigi, išeina naujas filmas ir greit jis būna išverstas ir tau net neuždeda angliškų subtitrų. Tu tiesiog viską klausaisi ispaniškai. Ir gal jiems nėra to tokio didelio poreikio mokytis anglų kalbos. Ir man kaip mokiniui tai yra privalumas, nes aš galiu praktikuotis, nes Portugalijoje anglų kalbos lygis yra žymiai aukštesnis. Bent jau kiek aš susidūriau. Tikrai žmonės gerai valdo anglų kalbą ir jie didžiuojasi tuo, kad jie moka daug kalbų. Tai yra toks kaip statuso dalykas irgi. O Ispanijoje aš pastebėjau, kad tai yra toks kaip privalumas, bet nėra kažkas tokio, kas, wow, čia aš kalbu ten angliškai, ten, nežinau, prancūziškai ir taip toliau. Jie tokie, jo, gerai. Tai yra gerai, bet tai jeigu nori. Taigi nežinau, ar šis toks, nesakyčiau stereotipas, gal tai yra mano patirtis,
ar tavo patirtis su anglų kalba Ispanijoje panaši, nes regionai skiriasi, aš gyvenau Andalūzijoje, pietų Ispanijoje, aš manau, tu kiek žinau gyveni Barcelonoje, taigi, Ne, ne? aš gyvenu Maljorkoje. Ai, Maljorkoje, saloje, tai... Taip, bet neseniai lankiausi Barcelonai, taip. Ai, va, kodėl, nes tu minėjai Barceloną, kai mes susirašinėjome. Tai kokia Taip, situacija? nes aš ten svečiavaus. Tai labai teisingai paminėjai, kad Ispanija iš tikrųjų yra didelė, ne, ir labai, labai skirtinga. Labai. Aš net nežinau, kaip perteikti, ant kiek jinai yra skirtinga ir ant kiek skirtingi regionai, netgi kalbant apie tą pačią kalbą, skiriasi kartais drastiškai, ar ne? Kalbos tos pačios, netgi egzistuoja 4 oficialios kalbos yra Ispanijoje. Tai kas yra oficialios, tai reiškia, tu bet kokią tą kalbą gali dokumentą kažkokį, tarkim, pateikti ar ten kažkokius oficialius dalykus daryti, tai labai labai skiriasi viskas ir gastronomija, ir net tie patys žmonės, tarkim, šiaurėje yra panašesni lietuvius, aš sakyčiau. Žymiai, jo, tikrai. O pietuose jie tokie kitokie, žodžiu, tai tie karštesni galbūt, ne, kaip mes įsivaizduom tą stereotipinį ispaną. Tai iš tikrųjų, kad labai labai skiriasi ir aš tikrai sutikčiau, kad tam tikrose regionuose, galbūt mažiau turistiniuose, anglų kalba vis dar yra sunkiai įkandama ir galbūt mažiau, kaip čia pasakyti, galbūt sudėtingiau būtų ją susišnekėti, bet pavyzdžiui dabar aš galiu tokį pavyzdį pateikti, praeitą savaitę buvau Barcelonoj ir aš aišku tai ispaniškai šnekėjau, bet mano pusseserė ten gyvena ir jinai nemoka ispaniškai ir jinai angliškai ir aš stebėdavau, kaip jinai, kažkur tai nuėjus, jie šnekasi visą laiką angliškai ir jinai, aš taip suprantu, jinai jau ten gyvena metus 2, neturi jokių problemų absoliučiai Barcelonai būtent šnekėtis angliškai ir visiškai neturėti absoliučiai jokių ispanų kalbos žinių, ne? Tai aš įsivaizduoju, kad turistinėse vietose lygiai taip pat ir Maljorkoj vėlgi tam tikrose, gal ne visai, nes aš gyvenu tokiam kaime Maljorkos, tai ten mažiau gal anglų kalbos, bet turistiniuose miesteliuose irgi nėra problemų tikrai angliškai susišnekėti, galbūt net ir vokiškai, kadangi Maljorka yra tokia vokiečių labai sala, tai daug kas yra irgi, pavyzdžiui, darbo skelbimuose daugelis taip, kaip ir reikalauja netgi mokėti vokiečių, ypač jeigu tu nori dirbti viešbutyje arba kažkokiam restorane, tose būtent turistiniuose objektuose. Aha. Tai va. Su manim netgi kartais irgi pradeda, nors mūsų miestelėje irgi, mūsų kaimelėje, miestelėje mažam, irgi visai nemažai yra vokiečių, tai tarkim, kai vyksta turgus penktadieniais pas mus ir aš einu ir aš apžiūrinėju, kartais su manim pardavėjai iš karto pradeda vokiškai šnekėti ir aš sakau, jo no entiendo, aš nesuprantu. Ir jo, aš maniau, kad tu vokietė. Žodžiu, iš karto taip galvoja, kad aš esu vokietė, nes kažkiek tai panašumų yra turbūt. Na, kai aš lankiausi Tenerifėje ir mes su drauge šokame tango, taigi visą laiką, kai mes būname kažkur naujoje vietoje, ieškome milongų, eiti pašokti ir susiradome keletą šiaurės Tenerifėje, pietuose nieko nevyksta, nes ten tik tai, atsiprašau, bet dažniausiai tik tai girti jauni britai ir vokiečiai. Ir daug saulės. Panašiai kaip Maljorkoje, tam tikrose regionuose, tam tikrose vietose, taip. Taigi pietinė Tenerifė yra labai kitokia, lyginant ją su šiaurinė Tenerifė. Ir buvom Santa Cruze ir ten radome keletą milongų, kuriuose buvo labai daug vokiečių moterų, vyresnio amžiaus, sakykime, iš 50, kurios jau gyvena, tarkime, Tenerifėje paskutinius, 20 metų. Taigi, aš manau, gali būti dėl to, nes, tikrai daugelis pabėgo iš Vokietijos dėl, prasto oro, galbūt dėl kažkokių kultūrinių dalykų. Ir aš manau, kad daug kas persikelia gyventi į Ispaniją ilgalaikėje perspektyvoje, ne vien kaip turistai. Ir gal tai yra susiję, ypatingai salose, Kanarų salose pastebėjau. Maljorka yra, tiem, kas galbūt nežino, tai yra Viduržemio jūros sala, tai nėra Atlanto vandenyno sala. Taigi klimatas, aš manau, irgi yra kitoks,
nes Tenerifėje visada šilta, yra tos smėlio audros. Pamiršau, kaip jos vadinamos ispaniškai. Kalima. Kalima, būtent. Ir mes Granadoje irgi dažnai ją patirime. Taigi irgi būna tikrai stiprios smėlio audros. Nežinau, kokia situacija yra Maljorkoje. Ar klimatas, koks klimatas ten iš vis? Viduržemio jūros. Jo. Bet iš esmės tai mes neturim kalimų, bet pas mus būna purvini lietus. Nežinau iš tikrųjų, kaip jie vadinasi, tiesą pasakius, bet jo, būna, kad atpučia tą smėlį ir tada lyja. Taip purvinai, aš kaip pirmą kartą gyvenime pamačiau, nežinojau, kad toks dalykas vyksta. Ir kai aš pirmą kartą, būdama Maljorkoje, išėjau į lauką, į mašiną, automobilį ir jisai baltas buvo mūsų šeimos tas automobilis. Ir aš matau, kad jis visas purvu aptaškytas ir aš galvoju, kur jie ten važiavo vakare tas šeima, kad jie taip aptaškė purvais tą automobilį. Paskui pasižiūriu, kad visos aplinkinės mašinos irgi aptaškytos purvu ir aš tikrai pradžioj visiškai buvau pasimetus, galvojau, kad prasidėjo kažkokia apokalipsė. nes visiškai nesupratau kažkaip, tas pirmas minutės nesuėjo man ir paskui sakau, kas čia buvo, sako, čia toksai būna purvinas lietus, aš pirmą kartą gyvenime kažkaip sužinojau, kad gali būti toksai purvu lyti, žodžiu. Tai toksai dalykas pas mus būna kartais. O kaip dėl sezonų? Pavyzdžiui, 4 sezonai egzistuoja ar neegzistuoja? Geras klausimas. Iš esmės aš sakyčiau, kad taip. Kažkiek tai galima pajusti tikrai. Tuos sezonus tikrai nėra kaip Tenerifėje. Žiemą tikrai būna vėsų. Žiemą aš vaikštau su paltuku. Ne su pukinė striukė, bet su paltuku. Daugelis ispanų, aišku, jie dar galbūt karštesnio kraujo, tai jiems dar šalčiau būna, tai jie ir su pirštinėm, ir su šaliku. Aš tokių dalykų čia neturiu. Žodžiu, nesidedu nei kepurės, nei pirštinių, nei šaliko, man nereikia, aš kažkaip ne, bet taip, su paltuku tikrai žiemą vaikštai. Tai priklauso, kiekvieni metai yra labai skirtingi ir tarkim vasaros, tai aišku būna labai labai karštos, aš dažniausiai pabėgu tada į Lietuvą, nuvažiuoju ir būnu vasarą Lietuvoje, nes vasaromis tikrai būna karšta, o dabar jau ruduo, tai irgi taip jaučiasi, kad toks truputį apie 20, 17, 18, toksai oras, žinau, kad žiemą bus apie 10, 11, galbūt naktį ir gali būti ir 2 ir 4, žodžiu, laipsniai. O pavasaris ateis ir vėl truputį bus panašiai kaip ruduo. Tai turbūt pavasaris su rudeniu jie yra labai panašus ir tada yra žiema ir vasara atskirai. Tai galbūt 3, sakykime, sezonai yra. Įdomu, nes man atrodo Granada vis dėlto geografiškai nėra taip toli, bet mes esame šiek tiek aukščiau ir dėl to tie ekstremumai šilumos yra labiau tokie, tie pokyčiai radikalūs, tikrai. Man atrodo, viena iš karščiausių dienų buvo apie 47 laipsniai šiais metais, galbūt. Bet žiemą temperatūra gali kristi Granados mieste, ne kalnuose, iki 0. Tai ta temperatūra svyruoja taip ženkliai. Ir jo, aš karts nuo karto žiemą užsidėdavau ir pirštines, ir plonas, ir kepurę, nes vis tiek tas 0 toks nepatogus. Taip, man kartais irgi norisi, bet aš tiesiog neturiu. bet tu taip pat pastebėjau, kad minėjai, kad gyveni šiuo metu kaip tarp 2 valstybių. Iš dalies vis dėlto minėjai, kad vasaromis grįžti į Lietuvą. Ir apskritai dažnai grįžtu, ir lapkritį dabar planuoju, turbūt gruodį per Kalėdas, dažnai kažkada pavasarį grįžtu pakankamai dažnai į Lietuvą. Nes Lietuvoje tikrai sezonai jaučiasi. Vienas pastebėjimas dėl to pavasario ir rudens, bent jau Granadoje, po vasaros viskas būna labai taip nuplikę, nudegę nuo karščio. Ir tarkime, žolė tokia ruda, medžiai irgi dar tokie nudegę einant į rudenį. Bet kai ateina pavasaris po žiemos ir pradeda šilti, kaip tik yra daug žalumos. O Granadoje žalumos šiaip labai mažai palyginus, bet pavasario metu iš tikrųjų ir pieva, ir tarkime, ir medžiai pradeda žaliuoti. Tai temperatūra panaši, bet tas vizualinis pokytis jaučiasi.
bent jau Granadoje. Bet Taip, Maljorkoje irgi. vasarą nerekomenduoju būti. Taip pat Granadoje, Taip. iš vis pietų Ispanijoje. O kaip dėl gaisrų? Nes pavyzdžiui, Ispanija yra viena iš tų šalių, kuri dažnai dega. Deja. Šiais metais degė net ir šiaurė, Galisija, taip pat ganėtinai ženkliai, nors ten nėra tokių aukštų temperatūrų, ten šiaip drėgna. O Maljorkoje, ar būna gaisrų? Retai, nežinau, nepamenu dabar šiuo metu, kad būčiau girdėjus apie kažkokį tais gaisrą, nebent kažkokie galbūt minimalūs, nes Maljorkoje irgi yra nemažai kalnų, tokios kalnuotos vietovės, tokia labai uolėta, nėra labai daug irgi galbūt žalumos. Krūmai. Aišku, yra tų augalų, žinoma, kaip ir visur, bet man dažniausiai trūksta vis tiek, aš kai Lietuvą atvažiuoju, būna wow, kiek daug čia visko, žodžiu, kiek daug augalų, kiek daug žalumos. Tai iš tikrųjų neįtin daug, turbūt, sakau, bent jau neatsimenu kažkokio tokio didelio gaisro Maljorkoje. Tuo labiau, kad aišku, šitas galioja visoje Ispanijoje, kad yra draudimas degti laužus nuo, apskritai net ir savo kieme, tarkim, negali netgi savo valdoje, yra draudimas degti laužą nuo gegužės liktais, iki kažkur spalio. Jo, taigi jie saugosi. Ir labai keista, nes turėjom svečių iš Ispanijos, ne per seniausiai, ir kai buvome vienoje pakrantėje, jie matė, kaip kitoje pusėje ežero žmonės degino laužą. Jie buvo, tikrai, taip žmonės čia daro? Buvo labai nustebę. Galima. Jo, toks iš karto pakeltas antakis atsirado. Bet kalbant apie žmonės, bendrai paėmus, tu jau Ispanijoje gyveni ilgą laiką, tu nesijauti svetima, man atrodo, ten taip pat kultūra skiriasi. Kaip tu jautiesi ir pradžioje, kaip tu jautiesi, kai tik tai atvykai, ar buvo rožiniai akiniai, kurie nukrito, ar iš karto buvo kultūrinis šokas, o galbūt nebuvo nei šoko, nei rožinio akinių? Reikia dabar prisiminti, kai buvo prieš tiek metų, prieš kokius gal 9 turbūt metus pirmą kartą atvažiavau, tai buvo šiek tiek kultūrinis šokas, man buvo labai didelis, bet čia labiau gal asmeninis turbūt buvo, dėl to, kad aš Lietuvoje turėjau pakankamai aktyvų socialinį gyvenimą, buvau tokia labai aktyvi ir tada čia atvažiavus susidūriau su labai didelė vienatvė. Ir buvo labai man sudėtinga susirasti draugų, todėl kad aš atvažiavau būti tą aupę ir gyventi toj šeimoje. Ir toksai, kur, tu nei į universitetą eini, nei iš universiteto gali susirasti draugų, nei darbe kažkur tais, nei tu dirbi. Žodžiu, tu visą laiką, o irgi į barą eiti vienam ir tiesiog kažkaip bandyti kalbinti žmonės, truputį nejauku. Ir gali pagalvoti, kad čia šitai truputį keli varžteliai atsisukę. Nes bando, žodžiu, draugauti. Ar galėtum būt mano draugas? Ar ne, kažkur tai bare. Tai man buvo labai sunku tikrai buvo susirasti draugų, aš susidūriau su didelė vienatvė. Ir tuos net visus metus aš ten keletą turėjau, žodžiu, ten toks kaimynas buvo, tai mes su juo truputį susibendravom, bet vėlgi jis buvo ne ispanas, o užsienietis. Ir aš iš tikrųjų susidūriau su tuo truputį galbūt stereotipu, kad ispanai yra labai draugiški. Ir paskui aš, kai ir Valencijos universitete studijavau, buvau išvažiavus su Erasmusu į Valenciją, tai lygiai tas pats man buvo toksai šokas truputį, nes visi kalbėdavo, kokie draugiški yra ispanai, bet aš to nepajutau asmeniškai, to draugiškumo iš jų, tuo labiau, kai tu esi užsienietis, jie, pavyzdžiui, turbūt žmonės, kurie šneka, kad ispanai yra draugiški, jie turbūt yra, turistai, kurie nuvažiuoja į Ispaniją ir su jais labai gražiai, draugiškai bendrauja, nes aišku, kad tu duodi pinigus savo tiems aptarnaujamčiam personalui ir jisai tikrai su tavim bus draugiškas. Ir nežinau, galbūt ir aplinkiniai, bet kai jau tu susiduri su gyvenimu Ispanijoje,
sakau, vėlgi, bent jau Maljorkui, negaliu šnekėti apie, tarkim, pietų Ispaniją, galbūt pietų Ispanijoje žmonės yra atviresni, bet, tarkim, Maljorkui, Valencijoje, tose rytuose truputį labiau, jie yra tokie uždaresni ir jie turi savo grupelės jau susidarę, vat ir universitete pastebėjau, kad yra tam tikros grupelės draugų, kurių, jie neįsileidžia daugiau nieko. Čia vat irgi gyvendama šitam kaimelėje irgi matau tokias, ten, tarkim, sporto klube ir taip toliau, užsiėmimuose kažkokiuose, kuriuos lankau, atrodytų galėčiau galbūt susirasti draugų, bet ten jie irgi turi savo, žodžiu, grupelę ir ten per daug su tavim nesileidžia į pokalbis, žodžiu. Tai va, tai man buvo šitas turbūt didžiausias kultūrinis šokas truputėlį, bet vėlgi, čia sakau, čia tokia asmeninė patirtis, bet aš labai daug pamokų išmokau, irgi išmokau su savim būti taikoj, žodžiu. Dabar jau turiu keletą draugų, supratau, kad geriau turėti mažiau, bet tikrų ir kokybiškų, negu kad kažkokių tokių netikrų, nes yra buvę ir tokių, kad kaip ir jau galvoji, kad draugas, bet kai kažkokia bėda nutinka, jie nelabai nori, žodžiu, kalbėti, pavyzdžiui, klausia, kaip sekasi ir tu tada atsakai, kad, žinok, blogai, aš blogai jaučiuosi ir jie, eik, tu biškį vyną išgerk, čia kiek normaliai viskas. Jie taip nesistengia, man atrodo, jie jaučiasi nepatogiai, jeigu kitam žmogui yra kažkas negerai ir jie nenori, žodžiu, būti tame. Tai va, tai toksai... Toksai turbūt šokas. Ir kitas dalykas buvo didelis šokas, nes aš atvykau vasarą, buvo didelis šokas, ant kiek vėlai jie vakarieniauja. Ant kiek vėlai. Mes eidavom su ta šeima į kavinę, į restoraną, tai išeidavom iš namų turbūt 9, kol nueidavom turbūt po 9:30, tik tai 10 ten vos neužsisakydavo maistą, tik 10 vakaro, kur aš jau su pižama noriu būti ir eiti miegoti, bet mes dar čia, žodžiu, valgysim. Tai būdavo tikrai didelis šokas. Aš prisitaikiau. Prie visko priprantama. Irgi prisitaikiau. Taip, aš irgi. Šio ritmo. Nes vasaros metu aš supratau, kodėl taip yra. Nes aš atvykau ten, man atrodo, rudenio antroje pusėje. Taigi, kol atėjo vasara, praėjo žiema, pavasaris, aš jau kaip ir apsipratau ir man dar vis atrodė šiek tiek keistai tas vėlus jų vakarieniavimas, bet kai atėjo vasaros karščiai, aš supratau, kad be 9 valandos iš namų net nosies nesinori kišti. Ir tik tai apie kokią, taip 8 valandą, kai jau pradeda po truputėlį vėsti, jau gal saulė leidžiasi, jau galima pradėti gyventi ne savo namie, o eiti į gatvę, nes kitaip tiesiog nieks nenori būti 6 valandą dar kieme, nes tiesiog per karštą. Tai tada supratau. Ir didžioji dalis restoranų atsidaro tik tais 8, didžioji dalis net ir žiemą, didžioji dalis restoranų tiesiog atsidaro tik apie 8 valandą vakaro. Tai tu net norėdamas negalėsi, pavyzdžiui, jeigu nori į restorane pavakarieniauti, ne namuose, tai tu net norėdamas negali, nes jie tiesiog būna didžioji dauguma restoranų uždaryti iki 8 vakaro. Kai dingo elektra šiais metais, apagonas mūsų buvo, ar Maljorkoje taip pat? Maljorka irgi buvo paveikta? Ne. Nebuvo paveikta, bet aš dabar bijau sumeluoti, nes aš, man atrodo, tuo metu buvau Lietuvoje jau. Jeigu neklystu, aš jau buvau Lietuvoje, tai manęs tai tuo labiau nepaveikė, bet iš pažįstamų, kurie buvo Maljorkoje, nepaveikė Maljorkos, ne. Aišku, nes šiuo metu pastebėjau tą kaimynų draugiškumą mano, nes kai dingo elektra ir visi nežinojo kodėl, ir tada mes jau žinom, kad tai yra valstybės mastu, tada tai yra daugiau negu valstybės mastu, iš karto prasidėjo ne tokia, kad panika, jie šiaip labai ramiai reagavo, kas man buvo labai keista, aš kaip iš, žinote, šito regiono, Lietuva, galim vadinti šiaurės, centrinę, rytų Europą, nesvarbu, šalis netoli Rusijos. Taip galime apibūdinti savo regioną. Iš karto man įsijungia toks išgyvenimo mechanizmas. Mums reikia maisto, mums reikia vaistų, mums reikia turėti visko, mes nežinom, kas vyksta, reikia apsipirkti. Kol daugelis labai buvo atsipalaidavę, tokia, viskas gerai, žmonės su draugais eina į gatvę, vaikšto, viskas fainai. Tai man šitas buvo taip surrealu, bet taip pat įdomu.
Bet taip pat kaimynai iškart pradėjo siūlyti savo pagalbą. Tarkim, vienas kaimynas sako, turiu dujų balionėlį. Jeigu norite šilto maisto, ateikite pas mus ir galėsite kažko šilto pasigaminti. Ar ten vėl kažkas panašaus. Taigi noriai dalinosi informaciją, ką girdėjo per radiją, nes mes radijo neturėjom. Tai sako, va, per radiją išgirdom tą ir tą. O jau čia greit atsiras elektra, girdėjom irgi. Taigi vyko tas toks bendruomeninis dalinimasis informacija ir toks noras kaip ir viens kitam padėti, jautėsi toks bendruomenės jausmas, bet tai galbūt yra va, tas pietų dalykas, pietų Ispanijos, labiau Granados specifiškai, nes Granadoje tikrai va, taip, tie žmonės, kokie yra apibūdinami, jie tokie ir yra. Ir ne visi, bet dažnai. Taigi, bet aišku, išvažiuosime į Baskų, tarkim, valstybę, ar nežinau, kur nors kitur, manau, situacija gali būti kitokia. Ne, aš gal truputį blogai, turbūt išsiaiškiu, kad tikrai ispanai yra labai draugiški ir aš tikrai jaučiuosi irgi priimta, pavyzdžiui, tose pačiose ten užsiemimuose, sakau, kur lankau zumbą, ar ne, ar pilates, tai, ten Zumba, trenerė, geras. tiesiog jau mano vardą žino, Miglė, žodžiu, puikiai ištarė ir tikrai, žodžiu, ir kaimynai mūsų tikrai puikus ir tikiu, kad jeigu būtų tokia situacija, tikrai padėtų. Prisiminiau, kad nebuvau Lietuvoje, buvau Ispanijoje, žodžiu, buvau Maljorkai, bet man pusbrolis rašo, gal tau ten atsiųsti powerbankų, sakau, ką tu iš jūsų šneki, nes aš pirmą kartą jūs sako, taigi pas jūs ten nėra elektros, sakau, tai gal jeigu nebūtų, aš negalėčiau su tavim susirašinėti, nes nebūtų Wi-Fi, sako tiksliai, žodžiu, tai aš tik tai iš jo sužinau, tada įsijungiau jau žinias, nes ten tiesiog tuo metu dirbau, žiūriu, čia dingo elektra pas mus, viskas gerai. Tai va, tai iš tikrųjų jie yra draugiški, viskas gerai, bet aš galbūt truputį turėjau omeny ilgoj perspektyvoje, ar ne, tokiam rimtoms, nuoširdžioms draugystėms. Nors aš sakau, aš turiu Ispanę, pavyzdžiui, draugę, tikrai nuostabę, su kuria mes ir keliavom kartu, ir žodžiu, ir susitinkam, ir aš, tikrai laikau ją savo drauge, bet aš jų neturiu tiek daug, ar ne, sakyčiau, kad būtų taip labai, labai lengva tapti puikiais draugais su ispanais. Bet jie yra draugiški, taip, bet tapti su jais gerais, labai artimais draugais yra sudėtingiau truputį, manau. Bet aš manau, sakau, rytuose. Tai turbūt yra labiau kaip konceptualizuojama draugystė, kas jiems yra draugystė, ar ne? Aš susidūriau su to pačiu, ta pačia patirtimi, kai gyvenau Madeiroje ir turėjau pažįstamų iš Brazilijos, nes užsiminėjau džiudžitsu ir, brazilų džiudžitsu, aišku, bus brazilų ten. Ir mes susidraugavome, mes susibendravome su pora brazilų ir jie iškart labai draugiški, jie iškart tokie labai pozityvus. Bet, žinai, čia kaip ta liepsna, kuri greit užsidega ir greit užgesta. Lietuviai yra tokia lėčiau deganti, lėčiau užsideganti žvakė, kur reikia laiko ją uždegti, bet jau kai jinai dega ilgam. O čia toks kaip ferverkas, toks sprogsta ir viskas. Tai ir su vienu žmogumi mes buvom visai gerą ryšį sukūrę, bet aš su laiku nuo jo truputėlį atitolau ir man atrodo, jis taip ir nesuprato, kodėl. Bet galų gale tai buvo tai, kad mes nesupratom, mes skirtingai supratom, kas yra draugystė, ar ne? Ir tai nėra, kad aš esu blogas žmogus, ar jis yra blogas žmogus, tai yra tiesiog mes labai skirtingai matom šios dalykus. Tai yra asmeniniai skirtumai, bet tai yra ir kultūriniai skirtumai. Taigi, visiškai normalu, man atrodo, šis dalykas. Ir pats supratau per laiką, kad geriau turėti gerų pažįstamų, keletą gerų pažįstamų, negu ten, nežinau, kaip mokyklos laikais ten pilna draugų. Čia paaugliškas labiau reikalas, man atrodo. Taip, sutinku. Ir grįžtant prie ispanų kalbos, mes kalbėjom daug apie Ispaniją, bet pradžioje kalbėjom apie telenoveles. Kalbėjom apie Meksiką, apie Venezuelą ir taip toliau. Taigi ispanų kalba juk vis dėlto kalbama ne vien tik tai Ispanijoje, nors ir Ispanijoje yra labai daug įvairovės. Pavyzdžiui, Andalūzijos akcentas su tom nukertamomis galūnėmis ir ten yra tikrai unikalus ir kartais net patiems ispanams iš kitų regionų sunku suprasti andalūziečius, o jeigu mes persikeliame į Latino Ameriką, atsiranda Rio de la Plata, tai yra Argentina ir Urugvajus, atsiranda, tarkime, Centrinė Amerika, ar ne?
Taigi tos įvairovės yra labai labai daug. Ir kokio dialekto, kokio akcento arba kokios ispanų kalbos tu mokysi ir kokią tu mokai? Aš, aišku, tos tradicinės ispanų kalbos esu atstovė, Mhm. nes aš universitete turėjau didžiąją daugumą arba dėstytojų profesorių iš Ispanijos. Irgi buvo, aišku, iš skirtingų šalių, iš Valencijos, iš šiaurės, iš Sevilijos truputį buvo, iš pietų irgi buvo iš kitų regionų. Tai didžioji dauguma buvo ispanai dėstytojai, nes, tiesiog atvažiuoja į Lietuvą, jiems arčiau, žodžiu, negu iš Latino Amerikos atvykti į Lietuvą. Buvo vienas argentinietis, bet jis taip lietuviškai irgi šnekėjo, toks lietuvių turbūt kilmės, lenkų kilmės netgi argentinietis. Tai aš iš tikrųjų tą labiau ispanų dialektą išmokau ir kadangi ir Ispanijoje lankiausi, gyvenau Maljorkoje, tai, žodžiu, mano yra ispanų. Bet mane labai labai domina tie skirtumai, aš esu tokia, biški pasinešus, nežinau, užsivedus ant tų skirtumų, man labai labai patinka vis žiūrėti visokius video, kur kalbasi ten, pavyzdžiui, argentinietis, meksikietis ir ten ispanas ir, tarkim, koks nors iš Peru, ar ne, ar iš Čilės asmuo, ir jie ten, pavyzdžiui, sako, kaip skirtingai pas juos tam tikri žodžiai skamba, ne, tai man labai įdomu ir aš tikrai esu daug prisigaudžius ir esu turėjus irgi, kai dirbau Lietuvoje, nes aš dirbau Lietuvoje ir mokyklose, tai esu turėjus irgi kolegą argentinietį, tai mes su juo artimai bendravom, vis tiek beveik kiekvieną dieną susitikdavome mokykloje, tai su juo kalbėdama, aišku, ispaniškai, bet jis argentinietis, tai aš iš jo irgi prisigaudžiau ten visokių argentinietiškų frazių, bet aš su savo mokiniais, aš jų nepainioju, ten nėra, kad aš pusiau ten ispaniškų dialektų, pusiau argentinietiškų kalbų, aš tiesiog kartais pateikiu tai kaip įdomybę. Kažkokia tais, kad, ten pavyzdžiui, Ispanijoje tai aguacate, ne, yra avokadas, yra aguacate, bet tarkim Argentinoje jie sako palta. Ne? Jo, tai, arba kočia ir karo, man atrodo. Taip, aišku, pas mane labai dažnai ateina mokiniai, kurie jau kažkiek Duolingo pasimokė, tai Duolingo yra daugiau orientuotas turbūt į amerikiečius, žodžiu, tą būtent vis tiek Amerikos kontinentą ir jie daugiau moko, aš pastebėjau, kad Duolingo tenais moko daugiau meksikiečių. Meksikiečių ir tarimas, man atrodo, tenais, ir žodžiai tie, ir labai labai daug mokinių man sako karo, ir aš taip, gerai sakau, tai nėra neteisinga, jūs nesate teisūs, bet, pavyzdžiui, Ispanijoje karo yra vežimas. Ne, tai kad irgi, kad žinotumėt, ką kalbate, karito, tai yra vežimėlis, aišku, Ispanijoje jau yra tiek daug irgi atvykėlių iš Latino Amerikos, kad, jie supranta irgi tikrai iš konteksto turbūt suprasi, kad karo, ten vamos a ir en un carro, kad automobiliu važiuosim, o ne vežimu, nes jau sudėtinga dabar rasti Ispanijoje vežimą, bet tiesiog turėti omenyje tos skirtumus. Jo, tikrai taip. Ir įdomu, nes kartais, kai, tarkime, yra visokių svetainių, kaip, tarkime, italki, kur aš kartais susirandu žmonės iš skirtingų šalių pasikalbėti ispaniškai, nes man įdomu pasidomėti vieną kartą, tarkim, pasikalbėti su urugvajiečiu, paklausti, kaip ten gyvenimas Montevideo ir, nežinau, tiesiog pabendrauti. Ir man atrodo, italki, kai pasirinkė ispanų kalbą, jie uždeda meksikiečių vėliavą, o kai pasirinkė portugalų kalbą, jie uždeda Brazilijos vėliavą. Nes, kad ir kaip keista, yra daugiau žmonių kalbančių portugališkai Brazilijoje, galbūt 10 kartų, negu Portugalijoje, ar ne? Taip. Ir Latino Amerikoje yra daugiau žmonių taip pat kalbančių ispaniškai, ir Meksikoje yra daugiau kalbančių ispaniškai negu Ispanijoje. Ir tos kalbas tikrai skiriasi, skirtingi garsai, tas garsusis ispanų th garsas, kur aš dar kol kas galvoju, ar aš jį tariu teisingai ar ne. Ir ar mokiniai susiduria su tarimo problemomis, kai mokosi ispanų kalbos, ispaniškojo varianto, tokio Madrido standarto, tarkime. Ar jiems sunku tos garsus ištarti?
Ne, nes aš jų neverčiu. Nes man atrodo, kad yra ypač pradiniuose lygiuose pradžioje daug svarbiau kažkaip tai, kad žmogus jaustųsi komfortiškai ir patogiai ir kuo mažiau stresuotų, kad tiesiog su tokiu lengvumu mokytųsi tą ispanų kalbą ir kad būtų kad jisai kalbėtų, kad jisai išdrįstų kalbėti, o negalvotų, kaip aš čia teisingai tariu ar neteisingai tariu, nežinau. Tai mano tikslas yra toks pagrindinis, o ne kuriuo čia jisai variantų ištars. Tai aš jiems visada sakau, kad jūs tarkit taip, kaip jums yra patogiau, ar ne? Jūs galite tarti cerveza, jūs galite tarti cerveza, ne? Kaip jums yra patogiau. Didžioji dauguma renkasi tada tarti cerveza, ar ne? Kas nėra kažkokia didelė klaida, tai apskritai nėra klaida, nes didžioji dauguma žmonių Latino Amerikoje taip taria, ne? Tai man atrodo, kad tai nėra kažkokia didelė problema, daug didesnė, manau, problema yra ten, tarkim, vietoj cerdo ištarti kerdo, ne? Vietoj tos arba th ištarti k, tarkim, raidę, nes tada jau visai pasikeičia, gali tapti nesuprantamas žodis. Čia kaip citrina, sakyti kitrina, ar ne? Taip, iš esmės taip, tiesiog gali žmogus pasimesti, nesuprasti. Tai aš manau, kad tiesiog, nes ir toj pačioj Ispanijoje yra vietų, kuriuose jie irgi taria tą s, o ne th. Ne visoje Ispanijoje jie taria th. Tai aš tiesiog sakau, duodu pasirinkimo teisę mokiniams, nes aš atsimenu mano sesuo, linkėjimai jai, jeigu žiūri, mano sesuo mokėsi Olandijoje universitete ir jinai irgi turėjo tokį kaip papildomą dalyką ispanų kalbą ir paskui jinai atvažiavus Lietuvą, jinai man ten, žodžiu, rodė, ką išmoko ir jinai skaičius sakė ir jinai sako 16, 17, 18 ir jinai sako, man ispanų kalba, patinka, gražiai, bet sako, aš negaliu, man tas, sako, man taip sunku, sakau, tai tu netark, sakau, tai jeigu tau patogiau, tai tu tark, sakyk, 17, 18, 19, o tai taip galima, sakau, tai aišku, kodėl ne, nes mums tai dėstytoja iš Sevilijos tai neleido, liepė būtinai taip tarti, žodžiu, neleido, tai aš leidžiu savo mokiniams tarti kaip nori, jie yra suaugę žmonės, aš tikrai nesirašiu kažkaip tai versti ir aš tiesiog abu du variantus pateikiu ir sakau, jūs renkatės. Ok, klausimas tada, tu pasakai skaičių 19, 19, bet klausimas dėl raidės V, nes bent jau kiek aš mokiausi ir kiek mane mokė, V tarėsi kaip B. Dėl to, kai aš mokiausi universitete, angliškai, Granadoj, jie, tarkime, žodį to vote, balsuoti, sako to vote, ar ne? Arba voters yra voters, kas visada mane pralinksmina. Bet tu naudoji V raidę kaip nueve, ne nuebe, ar ne? Ar tai yra moderni ispanų kalba? Gal galėtum paaiškinti, kam esmė? Aha, dabar galiu paaiškinti, kad iš esmės V raidė tarėsi kaip B, labai taip, pakankamai stipriai, kai V raidė yra pradžioje žodžio. Pavyzdžiui, vote, arba, tarkim, mano pusseserės vardas yra Vaida ir jos vardą visada irgi taria Baida. Baida. Tai jeigu, tarkim, paimti ispaniškus žodžius, pavyzdį toks pats paprasčiausias vale, ok, ne, tas ok, vale, rašosi vale, taip, bet tarėsi vale, taip, nežinau, vocabulario, ne, vocabulario. Vocabulary, taip, yra B. Bet jeigu V raidė yra vidury žodžio, tuomet jinai įgauna tokią švelnesnį tarimą ir nesitaria visiškai kaip B. Ne? Kai kurie galbūt ir taria, nes vėlgi grįžtam prie to, kad yra labai daug skirtingų dialektų, bet iš esmės tai galima tarti taip, kažką tai tarp B ir V, arba tokį tarpinį variantą, arba labiau arčiau link V, tai irgi, kai yra per vidurį žodžio. Kai yra pradžioj, tada taip pakankamai kietai tarėsi ta B. O per vidurį žodžio, 19, toks kažkoks V. Toksai tarp V ir B.
Tai va, taip yra su ta V raide, nes aš visą laiką galvojau, kad V yra B. Ir tai yra šventas reikalas. Bet jeigu tai yra antroje žodžio dalyje, ta B, tas garsas susilpnėja ir nebūtinai turi būti nuo B. Taip, nebūtinai. Lygiai tas pats su raktai, ar ne? Javės. Kai kurie aš esu girdėjus ir gimtakalbių tariančių javės. Sí, taip visai pakankamai. Kai kuriuos yra sugirdėjus, kaip tarė javės. Bet nėra jinai labai stipri. Aš sakyčiau, tikrai bent jau daugiau girdžiu javės. Toks tarp B ir V. Geras. Na va, ir aš sužinau kažką naujo. Taigi smagu, kad ir su kitais žmonėmis galime pasidalinti. Ir žinau, kad tu mokai žmonės ir individualiai, ir grupėse, ar ne? Va neseniai prasidėjo, man atrodo, vakar buvo pirma pamoka su nauja grupe. Vakar buvo bandomoji, nebuvo tai grupė, buvo tiesiog bandomoji atvira tokia pamoka visiems. Man patinka kartais padaryti tokias atviras pamokas visiems, kartais tai būna ispanų kalbos pamoka atvira, tarkim, nemokama, kartais tai būna, pavyzdžiui, Velykų tradicijos Ispanijoje, kažkokie truputį apie tradicijas Ispanijoje, apie kalėdas, dažnai prieš kalėdas padarau kokią nors apie kalėdinės tradicijas Ispanijoje pamoką atvirą visiems, kas tik tai nori prisijungti. Ar jie mokosi pas mane, ar jie mokosi kažkur kitur, ar jie iš viso nesimokė, nes kartais tos apie tradicijas tai būna dažnai lietuviškai, miksas toksai truputį, bet daugiau lietuviškai bandau versti. Tai vakar buvo tokia nemokama tiesiog pamoka pasibandyti, pasižiūrėti, nes mano nuomonė yra labai labai svarbu išsirinkti gerą mokytoją. Ir išsirinkti labiau gal net ne gerą, nes yra labai daug gerų mokytojų. Tinkama mokytoja turbūt. Išsirinkti būtent tau tinkantį ir patinkantį mokytoją, nes vėlgi čia grįžtant prie to psichologinių žinių, bet čia turbūt irgi gal akivaizdus toksai dalykas, kad daug yra mokslinių netyrimų padaryta, kad mokantis pozityvioje aplinkoje, mokantis, kai tu jauti kažkokias geras emocijas ir pozityves emocijas, tai daug lengviau yra įsimenama informacija. Tai pavyzdžiui, jeigu tu mokaisi su tuo mokytoju vien dėl to, kad jis kažkur tai ten turi daug rekomendacijų, girdėjau, kad jis yra labai geras, labai profesionalus, bet tu kažkaip, jautiesi negerai toj pamokoj, tai nereiškia, kad tu lengvai labai išmoksi. Tai, man atrodo, yra svarbu tinkama, nes tiesiog kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai ir kiekvienas mokytojas yra skirtingas, ir kiekvienas atranda savo, mokytoją. Aš esu irgi aš mokausi šiuo metu irgi naujos kalbos, tai irgi turėjau pradžioje vieną mokytoją ir aš su ją ten gal kokias, nežinau, turbūt irgi apie 15 kokių pamokų gal turėjau, bet aš supratau, kad man kažkaip sunku su ją, man nelabai patinka jos metodas, kažkam galbūt patiktų, bet man kažkaip trūksta kažko daugiau iš jos, kažkokios galbūt vaizdinės medžiagos ir taip toliau. Ir aš tiesiog tada pasirinkau kitą mokytoją ir dabar su ją dar ilgiau, virš 1,5 metų mokomės. Tai svarbu atrasti tiesiog savo tinkamą. Tai va. Jo, tai buvo tik tai įsivadinė tokia pamoka, o mokau, didžioji dauguma yra individualių, kažkaip pastebėjau, kad lietuviai tokie pakankamai yra individualistai, nežinau, mėgsta labiau, individualų dėmesį, ir kelias grupės turiu, taip, tai viskas čia ties to. Jo, aš irgi labiau mėgstu individualias pamokas asmeniškai, vis dėlto, nes, gauni daugiau galimybių išsibandyti, bet čia gal jau yra toks aukštesnio lygio dalykas, kai turi jau kokį B1, A2+, nes, vis dėlto pagrindai yra pagrindai. Tu ar pradėsi jų mokytis individualiai, ar pradėsi jų mokytis grupėje, jeigu supranti, koks yra mokymosi procesas ir neturėsi kažkokių fantazijų, kad mokantis privačiai, tu ten 10 kartų greičiau viską pradėsi. Vis tiek, turi pereiti tą pačią bazę, turi gauti pačių žinių ir nebus, kad tu jau ten antrą kartą susitikęs ar trečią pradėsi pilnais sakiniais kalbėti, nors visi mes to norėtume. Taigi pradžia yra pradžia, bet aišku jau vėliau norisi to daugiau
tos erdvės ir pabandyti kalbėti, sakinius formuluoti, individualių klausimų užduoti. Taigi, jo, aš taip pat šioje vietoje būčiau vienas iš tų individualistų. Aš visada, kokių kalbų mokiausi, visada pradžioje pradėjau net ir individualiai, nes ir lengviau rasti mokytojus, jeigu iš tikrųjų, kurie dėsto privačiai. Bet... lengviau prisiderinti tiesiog turbūt yra, nes kartais būna tos grupės ir tau, pavyzdžiui, laikas netinka, tai taip. Tas ir prisiderinimas yra. Ir, o kaip tau? Ar tau labiau patinka dėstyti grupėms ar privatiems mokiniams? Nežinau, iš tikrųjų, man labai patinka grupės. Aš sakyčiau, man ir mokytis gal patiktų, aš niekad kažkaip nebandžiau, bet man, tarkim, universitete mes vis tiek irgi grupiai mokėmės, tai man patiko labai mokytis grupėje, nes tu tada ir pabendrauji, kažkaip viens kitam padedi, jauti tokį palaikymą, kažkokią kaip bendruomenę truputį sukuri, jauti. Ir vat irgi pas mane grupėse, ir dabar bus, pavyzdžiui, 2 net A2, kaip net, palyginus, ar ne, nes dažniausiai po vieną grupelę renku iš lygio, bet tarkim bus 2 A2 grupės, nes tiesiog buvę mano mokiniai grįžta mokytis jau aukštesnio lygio ir jie tikrai jau net tokio susiformavusi yra ta grupė, jų bendruomenė, kurie, žodžiu, labai gerai kaip suvaibina, ar ne, ir labai jiems tada irgi dar didesnė yra, žodžiu, emocija gera ir per tą gerą emociją jie mokosi. Tai man smagu dirbti grupėse, ypač aš kažkaip nežinau, aš jaučiuosi tokia dėkinga ir tokia laiminga, kad mano visi mokiniai žiauriai faini, aš nežinau, kaip čia taip gavosi, neturi nei vieno kažkokio tais, nežinau, kuris problematiško, būna, ar ne kažkokio. Ir jo problematiški reiklus kažkokie tais, ar ten, visi tokie faini yra žmonės, tokie skirtingi, bet tokie faini ir man smagu dirbti grupėje. Turbūt man netgi gal labiau, man smagiau turbūt dirbti grupėje negu individualiai. Žinai, aš pastebėjau, kad mūsų kainos yra labai panašios. Kiek aš žinau, turi gimti 30 eurų už valandinę pamoką, ar ne? Ir aš pastebėjau, kad kuo labiau išauga pamokos kaina, tuo mažiau nefainų žmonių atsiranda tavo pamokose. Nes dažniausiai mažiausiai norintys mokėti asmenys yra reikliausi ir mažiausiai suprantantis, ką reiškia mokytis. Kad ir kaip liūdna, kai aš atsimenu, pradėjau dirbti anglų kalbos mokytoju, aš ėmiau po 10 eurukų ir tokių įdomių žmonių turėjau savo pamokose su tokiais įdomiais reikalavimais, kur atrodo tie reikalavimai, atsirado tos, vis augant kainai, atsirado mokinių didesnis supratingumas, aišku, ir mano įgūdžiai, nes kai augini įgūdžius, vis dėlto nenori pradėti ten viršuje. Bet atsirado tas supratimas iš žmonių, dėl ko jie yra čia, jie pradėjo vertinti savo laiką, jie vertina savo pinigus, kurios moka. Nes kai tu moki ten, tarkim, 5 eurus ar 10 eurų, tu gali nevertinti ir to mokytojo, ir savo laiko, ir to viso proceso, bet kai moki šiek tiek daugiau, tu supranti, man reikia čia būti susikaupusiam, būtų gerai daryti namų darbus, būtų gerai stengtis, nes atsiranda tas visai kitas požiūris. Tai čia tokia bent jau mano patirtis buvo. Ir irgi, ir anglų mano kalbos mokiniai dabar, ir lietuvių kalbos mokiniai visi yra faini. Buvo, praeitie teko atsisakyti keletą mokinių, sakant, atleiskite, bet gali būti, kad mano metodai jums netinka, galbūt kažkas kito, bet turbūt mūsų keliai turėtų išsiskirti. Bet ačiū Dievui, pastaruoju metu aš irgi su to nesusiduriu. Taigi džiaugiuosi ir kadangi abudu dirbam tą patį darbą, džiaugiuosi, kad ir tu su to nesusiduri. Taip, aš kažkaip tai net ir dirbdama 3 amžiaus universitete, ten tai iš viso labai simbolinis mokestis, ten būdavo, žmonės mokėdavo 10 eurų už mėnesį, kiekvienas mokinys, tai gaudavosi pamoka 2,5 euro, bet aišku dėl to, kad jie pensininkai ir čia viskas yra suprantama, bet vis tiek kažkaip labai man pasitaikė fainai. Aišku, visokių buvo, visokių reikia, nes reikia tos patirties. Žinoma. Bet aš irgi
Manau, kad reikia ypač pradžioje, tai kai pradedi tik tais dirbti, tai viskas gerai yra, žodžiu, kaupti tą patirtį ir kartais ir už mažiau, ar ne, dėl to, kad tu kaupi tą patirtį, bet kai tu jau esi tame nemažai metų tikrai ir turi pakankamai didelę patirtį, tai reikia tiesiog žinoti savo vertę. Ir viskas, man Faktas. atrodo. Jo, nes ir yra pas mus tas stereotipas toks kažkoks dar vis dėlto apie mokytojus, kad pirmas dalykas tai nėra geras pasirinkimas finansiškai, mokytojai nesuduria galų su galais ir taip toliau. Ir toks yra labai liūdnas stereotipas, nes gali dirbti mokytojų įvairiai, ar ne? Yra skirtingų mokytojų ir skirtingų būdų, kaip mokytojauti. Tai nežinau, ar tu kada nors susidūrei su kažkokia, vadinkime taip, diskriminacija dėl to, nes pasirinkai šią profesiją, ar su tokiu maždaug iš kitų žmonių požiūriu, oi, vargšelė, kaip liūdna, kaip tau nepasisekė gyvenime. Nežinau, nebent nepajaučiau turbūt. Mano mama yra mokytoja, mano močiutė buvo mokytoja, tai aš iš tokios visai mokytojų šeimos ir man atrodo, pas mus šeimoje ta profesija yra gerbiama ir tokia, žodžiu, įprasta ir normali, žodžiu, labai. Tai kažkaip tais ne, iš draugų irgi to tikrai nesu pajutusi iš aplinkinių. Man atrodo, kad priklauso, kaip tu pateiksi save. Jeigu tu pateiksi save kaip vargšelį, ir ten, pavyzdžiui, tavęs paklaus, kuo tu dirbi ir tu sakysi, tai mokytoju, tai tada aišku, bet jeigu tu sakysi, aš mokytojas, ne, taip su pasididžiavimu, tai vėlgi, čia priklauso, kaip tu pateiki save. Taip, žinoma, mes irgi formuojam vis dėlto tos stereotipus. Ir tie stereotipai neatsiranda iš niekur nieko. Ir vis dėlto esame ir visai kita karta mokytojų, kur mes nesusidūrėm su tokiais mokytojais, kaip mes mokykloje. Pavyzdžiui, taigi viskas keičiasi. Ir mūsų jau kaip ir laikas po truputėlį eina į pabaigą, bet aš tik norėjau dar trumpai paklausti, nes sakai, kad net nebūtinai, kad mokytojai yra negeri ar prasti, kartais tiesiog metodika yra netinkama specifiniam mokiniui. Taigi, pavyzdžiui, jeigu žmonės dabar klausosi šios tinklalaidės ir jie klausosi dėl to, nes jie norėtų pradėti mokytis ispanų kalbos, galbūt tu galėtum trumpai papasakoti, kokia yra tavo prieiga prie kalbų mokymo. Kaip tu supranti šį dalyką, ką tu stengiasi pasiekti savo pamokose su mokiniais ir kaip tu tai darai? Visų pirma, aš turbūt einu per savo kaip ir prizmę, truputį, dėl to, kad, normalu, nes kiekvienas mokytojas renkasi savo tą metodą, tai man artimiausias yra tas metodas, kuris man padeda, ne, ir kuris man yra smagus, nes man atrodo irgi, kai mokytojui smagu, tai tada ir mokiniui smagu, kai mokytojui įdomu, tai tada ir mokiniui įdomu. Tai aš labai stengiuosi, kad ir man būtų įdomu, nes aš žinau, kad tada ir mokiniui bus įdomu, bet aišku visą laiką ir priderinu, pritaikau. Tai mano iš esmės vienas pagrindinių tokių dalykų, tai yra vizualiai pateikti medžiagą, nes aš visą laiką irgi mokausi, man reikia matyti kažkokius lenteles, paveiksliukus, žodžius ir taip toliau. Tai mes nėra, kad sėdim ir šnekam, nebent tai yra jau aukštesnio lygio mokiniai ir taip gaunasi kartais netyčia, kad užsišnekam ir atrodo jau net nepastebėjau, pamoka praėjo, nespėjau nieko parodyti, nieko mes nespėjom pasižiūrėti, nes tiesiog visą pamoką tiesiog ispaniškai tam tikrą temą prašnekėjom. Tai kartais taip gaunasi, tai iš esmės mano pagrindinis dalykas yra vizualiai pateikti medžiagą, aš kiekvieną pamoką turiu pasiruošus tas individualias mokiniui skaidres ir kitas dalykas labai svarbus yra per komunikaciją eiti, per kalbėjimą, kad nuo pat pirmų pamokų, kad ir mažais sakinukais, mažom frazelėm, bet tartų tuos žodžius, o ne tiesiog, nežinau, mintise skaitytų ar ne, ar kažkaip tai, kad bandytų pagal kažkokį paveikslėlį sukurti frazę, atkartoti galbūt praėjusios pamokos, ką mokėmės irgi kažką tais, bet jau be užrašų, o per tik tais paveiksliukus pačiam atgaminti tuos kažkokius žodžius ar frazes. Tai mano toksai yra, bet šiaip aš sakyčiau toks biški miksas pas mane yra,
nes yra ir gramatikos, nes man asmeniškai yra svarbi gramatika, man svarbios yra lentelės, asmenavimas, man tai yra patogu ir išmokti. Kažkaip pastebėjau, kad ir mano mokiniams, kurie ateina, irgi visai tinka tas būdas, nes iš tikrųjų pas mane didžioji dauguma mokinių, dabar keletas yra naujų individualių, bet didžioji dauguma mokinių, kurie pas mane mokosi, tai mokosi metus, 2, 3, ta prasme, lieka. Tai reiškia, kad jiems tinka, ar ne, tas metodas. Tai va, tai šitas, manau, yra svarbiausias, bet kaip ir minėjau, kad būtų man įdomu ir mokiniui, bet aš jau kaip pavyzdžiui pažįstu savo mokinį, tarkim, galiu pateikti tokį pavyzdį, turiu tokią porelę, ne, vyras ir žmona, ir jie mokosi irgi ispanų, nes žiemoja Ispanijoje visą laiką ir mokosi pas mane ispanų jau irgi antrus beveik turbūt metus. Ir aš žinau, kad jie labai yra tokie sportininkai, jiems patinka dviračiai ir taip toliau. Ir neseniai ėjom tokią temą, kur matau, kad vyrui, jinai taip nelimpa, taip nepatinka jam ta tema, ten perifrasis verbalės, žodžiu. Ir taip jam, ir aš vis kažkaip sėdžiu, galvoju, kaip čia jį sudominti, kaip jam padaryti, kad būtų įdomu. Ir aš tada padariau ten apie dviratininkus žymius tokius tekstukus ir jis ten turėjo sudėlioti tos būtent frazes, panaudoti jas, ar ne, tome tekste. Ir paskui jau namų darbams irgi kažkokį savo mėgstamiausią dviratininką išsirinkti ir apie jį irgi aprašyti, papasakoti ir ten, bet panaudoti būtent tos išsireiškimus, ten tam tikras frazes. Tai va, tai kažkaip tai visą laiką stengiasi eiti per tą prizmę, kas įdomu tavo mokiniui, ypač tuo labiau, kai tu jau jį pažįsti. Visiškai pritariu, nes šiandien, kaip tik prieš mūsų susitikimą turėjau pamoką su amerikietė, jinai dirba diplomatijos sferoje, jinai diplomatė ir jos lygis yra A2, sakyčiau, plius minus. Ir mes kalbėjomės apie labai sudėtingas temas, kaip apie sankcijas, energijos išteklius, į ES politiką, užsienio politiką. Ir tai yra tokias vienas du temos, bet kadangi jinai tame gyvena, jinai to domisi, jai labai patiko, jinai buvo labai nusiteikus, susirašinėjo naujas frazes, naujus žodžius bandė naudoti iš karto. Ir kartais nereikia vien tik tai laikytis tos vienos sistemos, kiekvienas mokinys turi mokėti tą ir tą. Vis dėlto visi tie mokiniai yra individualūs ir skirtingi ir, kartais gali imti, sakau, C2 lygio temą ir kalbėti, šiek tiek ją bandyti pritaikyti į žemesnį lygį ir mokinys lieka labai patenkintas ir su daug žinių, išsineša daug žinių. Taip. Taigi jėga, labai malonu, labai smagu girdėti ir manau, kad tarp kitko vizualinis metodas yra labai lietuviškas. Manau, kad mes labai mėgstam pateikti informaciją gražiai, tvarkingai, su vaizdu, kad būtų aišku. Aš, kai mokiausi ispanų kalbos su daugeliu ispanų, man labai to trūksta. Labai trūksta. Taip, aš esu pastebėjus irgi iš kolegų kai kurių ispanų, kad jie tiesiog, kartais ispanai iš tikrųjų, man atrodo, lietuviai ispanų kalbos mokytojai, bent jau aš taip jaučiuosi, kad aš tikrai labai ruošiuosi toms pamokoms ir dėl to, kad aš suprantu, kad aš niekada nebūsiu gimtakalbė, aš niekada nepasieksiu to lygio, tai aš tada bandau eiti per kitą galbūt pusę, kad tos pamokos būtų įtraukiančios, kad tos, temos būtų įtraukiančios ir kažkaip aiškiai paaiškinti, o ispanai jie tokie, tai čia mano gimtoji kalba, tai mes galim šnekėtis. Jo, mes galim šnekėtis, nes aš tikrai esu turėjus tokių kolegų, kur aš stebėdavau, kartais esu mačius jų pamokas, kurie tiesiog ateina visiškai nieko nepasiruošę ir ten jungia filmuką, pavyzdžiui, pasižiūrėti vaikams, ar ne, mokyklai, ir tie vaikai sėdi ir tiesiog žiūri ispanišką filmuką. O jisai sėdė, ne, tiesiog nieko, arba tiesiog kažką ten, aš būdavo kartais, aš pamokose kartais kalbėdavau daugiau ispaniškai, negu tas gimtakalbis. Kalbėdavau ispaniškai, nes jis dažnai tiesiog arba kažką jungdavo, žaidimą ten ant interaktyvios lentos
sujungti kokius nors tenai žodelius, bet jie net nešneka, netarė, jie jungia, nors teoriškai turėtų būti atvirkščiai, aš turėčiau labiau, nes taip ir buvo tokia mokyklos filosofija, kad aš daugiau gramatikos, žodžiu, galėsiu paaiškinti, pamokyti, o jau tas gimtakalbis bus komunikacinių gebėjimų lavinimo, kur tų komunikacinių gebėjimų lavinimo būdavo minimaliai tikrai. Jie nepersistengia ispanai patys. Ir to trūksta. Ir to tikrai labai trūksta. Čia vieną irgi tokį pavyzdį pabaigai turiu. Mes šokome tango su mokytojais. Mokytojas buvo ukrainietis Madeiroje. Ir ten atvykdavo daug vis tiek svečių, nes Madeira labai turistinė šalis, turistinė sala. Ir būdavo karts nuo karto koks nors argentinietis užsukdavo, vis dėlto tango yra argentinietiškas šokis. Ir buvo viena tokia mergina, kuri, jinai nešoka tango, bet jinai taip jautė, kad jinai, kadangi yra argentinietė, jinai ateina ir sako, man nereikia mokytis technikos, aš argentinietė, aš jaučiu muziką. Ir man taip buvo sunku su ja šokti, nes jinai daro bet ką, ir visiškai neklauso lyderio signalų, nes vis dėlto tu turi interpretuoti muziką ir taip toliau. Ir buvo tas supratimas, kad kai kurie žmonės yra taip įstikinę, kad jie yra ten, nežinau, gimtakalbiai, tai jie ten idealiai mokys. Yra tas toks milžiniškas pasitikėjimas savimi, dažnai neparemtas įgūdžiais. Ir vis dėlto, kai kartais gal neturime tiek daug įgūdžių, kad nesam gimtakalbiai, pavyzdžiui, kai aš irgi anglų kalbą dėstau, man reikia 2-3 stipriau pasiruošti, kad aš tikrai jausčiausi patogiai, kad aš turiu variantą B, variantą C, variantą D, jeigu nepavyks variantas A. Ir galiu tiesiog visą laiką išsitraukti reikiamos medžiagos situacijai. Tai čia mūsų privalumas, man atrodo, čia mūsų yra stiprybė. Ir man atrodo, kartais irgi kai kurie ir žmonės, kurie nori, tarkim, mokyti su gimtakalbiais arba patys gimtakalbiai, užmiršta, kad tai vis tiek yra pedagogika, ne? Tai turi mokytojas turėti kažkokių pedagoginių žinių, pedagoginį įsilavinimą, nes aš per savo prizmę, pavyzdžiui, ir galvoju, gerai, aš esu lietuvė, gimtakalbė, bet aš negalėčiau mokyti lietuvių kalbos dėl to, kad aš tiesiog nebeatsimenu nei tos gramatikos, ten nežinau kaip paaiškinti, ar ne, o aš pati per ispanų kalbą esu perėjus per tą būtent pedagoginę prizmę, kaip paaiškinti gramatiką, kaip man ją aiškino mano dėstytojai, kaip paskui aš ten, galbūt per tam tikrus atradimus radau, kaip pateikti, kaip paaiškinti. Tai, čia yra didelės pedagoginės žinios ir kartais žmonės tiesiog užmiršta, kad gimtakalbių būti neužtenka, nes aš sakau, aš asmeniškai tikrai negalėčiau mokyti lietuvių kalbos, nors ir esu gimtakalbė, nes aš tiesiog neturiu tų žinių tinkamų iš teorinės turbūt pusės, nežinau. Bet čia yra profesionalumas, nes tu supranti. Tai kai kurie žmonės to nesupranta. Teisingai, taip. Tai va, susitarėm taip prieš atsisveikindami. Tu ispanų siūsk pas mane ir aš jos mokysiu lietuvių kalbos, o aš lietuvių siunčiu pas tave. Puiku. Sutarėm. Mokytojų bizniukas ką tik įvyko. Labai gerai. Taip. Reiktų gal tik tai neviešinti šito bizniuko, paskui kils įtarimų, ar čia kvepia kažkokia, žodžiu, truputį neteisybė. Švogerių kraštas, kaip sako, ar ne? Taip, teisingai, taip, švogerių kraštas. Taip. Sutarta. Nepoteismo. Taigi, kad ir kaip būtų, Migle, ačiū tau labai, kad tu prisijungiai, buvo labai smagu tave pakalbinti, jaučiuosi ir pats, kai ką naujo sužinojęs. Ir aš manau, kad mūsų klausytojai tikrai irgi daug sužinojo ne vien apie kalbą, bet ir apie kultūrą, apie gamtą, apie daugą. Taigi, linkiu tau didžiausios sėkmės ir tikiuosi, kad mes pasimatysime kada nors ateityje, galbūt tavo ispanų kalbos pamokoje. Galbūt. Ačiū labai tau už kvietimą. Man irgi buvo labai malonu pasidalinti savo žiniomis, istorijomis ir taip pat išgirsti tavo perspektyvą. Jo, labai gerai. Tai mokytojai, aš manau, turi daug daugiau bendrauti ir dalintis žiniomis ir įgūdžiais ir viens kitą palaikyti. Taigi didžiausios tau sėkmės ir iki pasimatymo galbūt ateityje, gal dar vienoje tinklalaidės serijoje. Galbūt. Iki. Viso gero.